toliau pakalbėsime apie ekrane esančių Google įrankius. Tai ekranas turi visus reikalingus Google įrankius, kaip ir bet koksai Android telefonas. Tai yra tiek Google Chrome'as, YouTube'as, žemėlapiai, Gmailas, tai prijungę savo paskyras galite viską naudotis lygiai taip pat kaip ir savo telefone. Taip pat turime Google Play parduotuvę. Prisijungę savo paskyrą mes galime atsisiųsti mums visas reikalingas programas. Tai tiesiog paspaudus pauzys ant kažkokio tai mygtuko programos mūsų norimos, mes galime ją vienu mygtuko paskutinimus atsidėkti, jį atsisiunčia ir galime ją naudotis kaip ir bet kokia kita aplikacija. Sekanti, ką pristatysiu, tai yra klasės skirtus įrankius. Tai yra visi pagrindiniai įrankiai, kurie gali jums prireikti pamokos metu. Tai stengiuosi visus juos praeiti trumpai, o pasakoti, kokios yra pagrindinės kiekvieno įrankio funkcijos. Tai pirma yra instrukcijos. Tai yra jau sukurtos instrukcijos, kurias mes galime pajungti. Tai tarkim, tylos paspaudę, vaikai mato lentoje, kad reikėtų laikytis tylos. Toliau gali būti dirbkime kartu ir tokiais paveiksliukais ir tekstu galime nurodyti vaikams, ką šiuo metu reikia daryti. Sekantis yra šviesoforas. Tai mes galime įsijungti šviesoforo spalvos, kurios mums reikia. Tai gali būti ar tai kontrolinės startavimas, ar kažkoks kitas jūsų sugalvotas metodas, kaip mes galime tą šviesoforą pasinaudoti. Tada turime kauliuką. Kauliuką galime iki 6 kauliukų maksimaliai pasidaryti ir paspaudus mygtuko ridenti. Jie atsitiktiniu būdu iškrenta. Galim taip pat susimažinti kauliuką ir taip pat kažkokį tai pasirinkti skaičių. Tai gal reikia pasirinkti ar tai kontrolinę temą, grupę, kurią reikės su kauliuku. Tada yra QR kodas. Su QR kodu galime, jeigu turime kažkokį puslapio nuorodą, ją įsivedus, mūsų suformuoja to puslapio QR kodas ir nusiskenavę žmonės gali tiesiog įeiti į tą puslapį. Tai tiesiog įjungtoje galite kurti savo QR kodus. Toliau vienas iš klasės įrankių yra laikmatis. Jį paspaudus mes galime pasirinkti mums norimą laiką, jį paleisti ir laikui pasibaigus laikmatis pradės skleisti garsą, kurio metu žinosime, kad laikas pasibaigė. Toliau turim chronometrą. Galime tiesiog pasileisti einant laiką. Jei galime, kaip sakyt, daryti tuos etapus, kiek laiko praėjo. Galime per naujo paleisti ir taip pat vėl per naujo pradėti. Toliau turime kalendorių. Tai galime pasižiūrėti taip pat lietuvių kalba, kokia šiandien yra diena, pasirinkti norimus mėnesį, jeigu tarkim norim pasižiūrėti planuotas pamokas ar kažką ir pasižiūrėti, kokia tai bus diena. Toliau turim priartinti. Paspaudus šį mygtuką mes galime ekrano vaizdą prisiartinti, kur jau mes norime. Galime daryti tai pirštų pagalba, galime tiesiog spausti plius minus. Taip pat turime dėmesio centre. Tai dėmesio centre leidžia vaikams sutelkti į būtent vieną vietą. Jeigu, tarkim, turite kažkokią didelę skaidrę, kažką paaiškinti nori, tai galite būtent pasirinkti vieną vietą, į kurią jie galėtų žiūrėti. Lygiai taip pat galime didinti, mažinti tą apskritimą, į kurį jie nori kreipti dėmesį. Taip pat galime ir nuimti aplinkinę šiek tiek tamsą arba ją visiškai uždėti. Taip pat yra užuolaida. Įjungus užuolaidą mums ant ekrano užeina užuolaidos užsklanda. Jeigu tarkim turim kažkokią kontrolinę ar kažką ir norime tik tai kažkurio metu ją atidaryti, paspaudus mygtuką, užuolaida pasidaro ir matome vėl ekrano vaizdą. Taip pat yra laikrodis. Tai tiesiog galime pasirinkti kiekvieno skirtingo norimo miesto, pažiūrėti, kiek tą miestą šiuo metu yra valandų. Galime prisidėti daugiau tų laikrodžių, kad matytume viename mieste, kitame mieste, kiek šiuo metu yra valandų. Ir paskutinis yra spineris. Tai čia yra keli variantų pasirinkimai. Galime padaryti jų net iki 12. Tai gali būti ar tai vardai, tarkim, vaikų, ar kažkoks pasirinkimas, kur norit keliauti. Ir paspaudus, ratas tiesiog įsisuka ir vienas iš jūsų pasirinkimų
sustoja prie jūsų pasirinkimų. Taigi, pristačiau visus esamus klasės įrankius, kuriuos jūs galėsite naudotis. Tai ir toliau prieisime prie NewLineCast Pluso. Su šia platforma mes galime bevieliu būdu pasijungti tiek savo kompiuterį, telefoną, tai veikia visi populiariausi pajungimo būdai, tiek AirPlay'us, Chromecastas ir Miracastas. Dabar parodysiu, kaip šitas įrenginys veikia. Tai, kaip ir minėjau, jeigu turite iPhone telefoną, pasijungus AirPlay'u, visas ekrano vaizdas rodo tai, kas yra matoma būtent telefone. Tai lygiai taip pat tokiu pačiu būdu jūs galite pasijungti tiek kompiuterį, tiek Android telefoną ir matyti visą vaizdą bevieliu būdu, tai kas yra jūsų įrenginyje. Taigi, apžvelgėm mūsų Cast Plus platformą. Toliau parodysime pagrindinius nustatymus esančius ekrane. Tai yra visi, kaip sakyti, tie standartiniai nustatymai, kurie gali būti telefone, tai tiek internetas, garsas, pranešimai, visi kiti nustatymai. Bet vienas iš tokių įdomesnių nustatymų, ką turi mūsų ekranas, kurį aš noriu parodyti, tai yra ekrano akių filtrai, tai yra mėlynos šviesos filtras. Šis filtras nuima mums akims pavojingą mėlyną šviesą ir mūsų akims tiesiog mūsų akys taip nepavarsta, žiūrint į ekraną, ir tas filtras tikrai jį reguliuojant matosi pakitimas, bet jis nėra toks stiprus kaip ant kitų ekranų, kur matosi labai ryškiai geltona spalva. Mūsų ekranai turi sertifikuotą mėlynos šviesos filtrą, dėl to jis yra kokybiškas ir tikrai padės jums po sunkios dienos darbo ne tokiom pavargusiom akim būti.